Rimai, nu kas čia per žinutės dabar? Kada aš tau SMS-ą parašiau, pusvalandį laukti reikėjo, draugas vadinasi. Nu atleisk, kabinete palikau telefoną. Vos perskaičiau žinutę ir atbėgau. Atbėgau? Aš čia 10 minučių kojom ataravau atbėgau. Atleisk, pražiopsojau, bet mane apie tokius daiktus reikia iš vakaro įspėti. Atvykite rytoj 9 val. Daktaro Naudžiūno savižudybė. Manai, draugo savižudybė pražiopsosiu? Draugo? Nedraugauju su tais, kurie man leidžia nusižudyti. Nu, supratau, senelį, visai tau nuobodu. Ne tas žodis. Gal aš jau eisiu? Stop! Ką čia turi? Sulys, temperatūra, takikardija. Visai įdomu. Vyras ir žmona ką tik grįžę iš Tailando. Eozinofilinė pneumonija, ne pirmas atvejis. Kitų nėra. Sąmokslas. Net ir lygos tos pačios. Mano pacientų 25 metai tos pačios lygos. Pala. Daktarė Viktorai Hugo Poplavski, man atrodo, žinau, kaip mudviem pasilinksminti. Taigi šiandien varžysitės poromis. Levinas ir Varputytė prieš Gaulį ir Kupstą. Galima su Levinu? Galima. Virvės traukimas. Kas? Apsigalvojau, geriau su Kupstu. Tai va. Žodžiu, užduotis tokia, paprasta. Nustatyti diagnozę. Puiku. Pirmoji pora tai padariusi keliauja namo, o paskutinioji, žinoma, lieka budėti. Opa! Hepatitas? Ne. Tuberkuliozė? Ne, gana spėlioti. Čia net spėti reikia, o nustatyti teisingai. Ir iš viso teisutį. Niekas nesakė, kad ligoninė reikia turėti antrą avalynę. Tai čia ir yra antra. Antra tavo gyvenime. Gerai, viskas. Startas. Aš nesupratau, kur pilni susižavėjimo šūksniai, bravo, Rimai, tu genijų, šaunuolis, kur? Kažką būsi praleidęs, nelabai suprantu, o kodėl tu čia toks šaunuolis? Taigi aš tik ką suorganizavau tarakonų lenktynės. Nevėkšlų varžybas. Nu tą aš supratau, bet taigi neįdomu, jokio azarto. Nu tai gal bent susilažinam. Tu žinoma už protingus, o aš už idiotus. Nu gerai, aš už idiotus. 50 eurų tinka. 50? A. Tokie pinigai kišenėje visada atsiras. Gerai, aš paimsiu kraują, o tu apklausi, kad viskas sąžiningai būtų. Kupstai, tu pirmą tą kraują paim gerai, nu tada pažiūrėsim. Tu bėgi į laboratoriją, aš apžiūrėsiu pacientę. Bet aš... Birutė, negaiškim laiko, Kupstas patyręs, jis turbūt jau seniausiai padaręs kraujo tyrimą, bėk. Kupstai, kraują. Ką kraują? Paim kraują, o aš bėgu į laboratoriją. Tu apklausi, aš bėgu rezultatų. Ir statau kavą. 2. Ką 2? 2 kavas. Gerai. Birutė, suprantu, kad tai paradoksas, bet skubėk lėčiau. Nu ką, pirmin supermenė. Skrisk į laboratoriją. Į laboratoriją? Aha. O kur ji yra? Rusy kairę nuo lifto, ką tu iki šiol nežinai, kur yra laboratorija? Ačiū, Birutė. Dabar jau žinau. Alvydai. Alvydai! Nu taip negalima! Sakykit, odos hiperemiją pastebėjote iškart grįžus iš Tailando, taip? Ką? Aš nieko nepastebėjau, man tik veidas paraudo ir... Kosulys kankina. Kosulys svarbus simptomas. Kosulys tai čia nieko. O ko veidas toks raudonas? Pagirios? Aš iš viso negeriu. Visa tai atsirado, kai grįžau iš Tailando. Iš Tailando? Kietai.
Kiek kelionė kainavo? Jūsų pulsinis spaudimas visą laiką toks žemas. Koks spaudimas? Pulsinis. Vienam 2 gabalai eurų už 2 savaitės. Ir jokio alkoholio. Taip. Ten ekskursijos visokios pramogos. Jums nepasireiškia broncho obstrukcijos požymiai. Ko požymiai? O tiesa, kad ten yra visokių šou. Erotinių. Yra. Gerai. Kaip sekasi? 9 variantai. Bet kol kas neįsivaizduoju, kuri iš jų diagnozė teisinga. Nu, kupstai, kaip? Kol kas galiu pasakyti tik vieną. Jis serga. O Tailandė, žinok, gaulė. Super. Nu va, dabar bus lygiai 50. Suprantu, kodėl tu taip lengvai atsisveikini su šitais pinigais. Juos tau prie aušros vartų sumetė. Nu, bet jie irgi pinigai ir neką neblogesni už tavosius, o bet aš visai netrukus tą 50-inę susigražinsiu. Žinoma. Nu kodėl tu toks įsitikinę savo pergalę? Niekaip nesuprantu, kodėl tu pastatėjai už kupstą ir gaulę. Kur čia šuo pakastas? Todėl, kad Rimai, tu matai tik tai paviršių. Aš sutinku, jie kvailesni, bet kaip sakydavo mano senelis Žygimantas Augustas Poplavskis, Viktorai Hugo, šiame pasaulyje laimi ne protingi, bet gudrus. Kur susirašai? Į tualetą. Aš su tavim. Ko? Kad gudrus prieš protingus nelaimėtų. Nu gerai, vykis paranoikė. Mes turim 9 variantus. Mes 10 turim. Tai jūsų situacija yra blogesnė, nes jums reikės daugiau atmest, bet to mes jau 2 ligas atmetėm, nes kų karštinės ir maliarijos Tailande nėra. Tailande? Mūsų Nironis irgi iš ten pat. Kų karštinė ir maliarija netinka. Nieko karštinė, ne maliarija. Palaukit, Nironis, o pas mus tai Nironienė. Kosulys ir temperatūra? Jo, ir snukis toks raudonas. Vadinasi, tai yra vyras ir žmona. Kartu buvo Tailande ir grįžo su tais pačiais simptomais. Vadinasi, tai užkrečiama ir tai bus arba... Palauk, Leonidai, tegul vaikinai patys išsiplėšia savo pergalę. Einam. Palauk. Tai jeigu jie abu susirgo tą pačią ligą ir ta liga užkrečiama, tai gal tai ūminė viršutinių kvėpavimo takų. Ūminė. Lemba, kupstai, aš jau patikėjau. Ne, čia reikia imtis kažkokios kitokios taktikos. Pagaliau, aš jau galvau, Levinas tave visai nukankino. Kodėl mes labai normaliai dirbam? O ką tu čia darai? Tavęs pasilgau, per tas varžybas visą dieną viens kito nemato. Ir aš tavęs pasilgau, bet dabar reikia dirbti. Eik, tu tau nieko nereikia daryti, Levinas už tave viską padarys. Aš manau, kad diagnozę jis tikrai jau turi, o tau nesakė, ką įtarė? Tai štai kodėl tu čia atėjai. Žinai, Alvydai, taip yra nesąžininga, šnipinėjai čia. Nesažininga? Taip. O tai, kad tu su Levinu, aš su kupstu sąžininga. Net jeigu mes su tavim būtume komandoj, Levinas laimėtų. Kodėl? Aš, pavyzdžiui, pati ką tik bronchitą atmečiau. Bronchita, o kas dar liko? Nieko. Ragai. Blemba, o čnipas atsirado. Mata Harį. Oi, aš bent jau kažką darau. O tu gal kokį genialų planą sugalvojai, kol aš pas Birutę buvau? Tai aišku sugalvojau. Einam. Limfmazgiai nepadidėja. Parotitą galime išbraukti. Vadinasi, liko 5. O gal man tas paukščių gripas? Blemba, vėl 6. Kas čia? Kodėl jūs čia atvežėt? Intensyvios palatos remontas. Tegul paguli čia. Leonidai. Kraujospūdis normalus.
Tai kaip ir turim diagnozę, tai būtų tropinė rozentalio hemangioma. Kaip? Tropinė rozentalio hemangioma. Labai reta liga. Puiku, einam pas Naudžiūną, viską papasakosim. Birutė, palauk. Ką mums skubėti? Tai nevykėliai tokios ligos net nėra girdėję. Einam išgersim kavos. Teisingai, sulaukim tyrimų rezultatų ir tada ateisim. Tropinė rozentalio hemangioma. Blemba, tušinukų neturit? Poplavski, čia pasityčiojimas. Jie man į piniginę netelpa. Rimai, aš nelabai suprantu, kodėl tu mano pinigus kišiesi į savo piniginę. Aš repetuoju. Einam. Kur? Į tualetą. Mes fiziologiškai beveik nesiskiriam, o aš su tavimi ėjau. Bet aš taigi neprašiau. Gerai, eik vienas, aš tavim pasitikiu. Aš tavim nepasitikiu. Rimai, man ir čia yra labai gerai. Gerai, pasilik čia, bet žinok, aš labai greitai šlapinosi. Kur Naudžiūnas? Jūs ką, diagnozę nustatėte? Taip. O patys? Ar nuo Levino nukosėjot? Koks skirtumas? Gerai, šaunuoliai, o dabar dinkit, mes tuoj ateiksim. Poplavski! Tai čia. Kur buvai? Arbata beveik nepaliesta. Rimai, tau paranoja. Nėra čia ko jaudintis. Nu čia tik tai 50 eurų. Nu suprantu, būtų 200. O tada... Čia pasiūlymas. Nu, jei nebijai. Aš nebijau. Prasiloši, Poplavski. Gerai, einam pasižiūrėsim, kaip jiems sekasi. Tik iš pradžių, gal užsukim pas mano silpnapročius, turiugi turėti kokį nors pranašumą. Na, sveiki, neandertaliečiai. Ar iki vakaro diagnozę nustatysit? Kodėl iki vakaro? Mes jau nustatėm. Nelabai sunkia užduotį davėt. Žinoma, kur jau. Aišku, nesunkia. Pastatyti viens kitam ant galvos po kaladėlę. Nagi, stebinkit žiniomis. Tropinė rozentalio hemangioma. Fantastika! Nuostabi, bet neteisinga diagnozė. Kokia dar hemangioma? Rozentalio? Čia labai reta liga, gal tiesiog jūs nežinot? Kokio rozentalio? Ubagai jūs. Man regis, ką tik vienas azartiškas venerologas pralošė man 200. Neskubėk džiaugtis, mes dar pas taviškius nebuvom. Gal pas jūs irgi koks Rozentalis, ar Rozenbergas, ar Rozenkrancas. O jūs ką, susilažinot iš mūsų? Ne jūsų reikalas, hemangiologai. Galiu pasufleruoti, jūs sergat skirtingomis lygomis. Tik jo yra pagydoma, o jūsų ne. Eime, Hugo. Na, o posumai, turite diagnozę? Dar ne visai, liko 6 variantai. Žiūrėk tu man. Na, bet čia jau bent jau gerai, kad rozentalio nėra. Nu, bet teisingos diagnozės irgi nėra. Vadinasi, lažybos nebaigtos. Lažybos? Jūs iš mūsų susilažinote? Varputytė, savo intuiciją pasilikite teisingos diagnozės nustatymui. Taip. Visiems bus geriau. Aš laimėsiu pinigų, o jūs romantišką kelionę namo. Eime, netrukdykime lyderiams. Prašom. Ačiū. Būkite atidus. Eozinofilinė pneumonija, tikrai. Tachikardija, kosulys, dusulys ir hipitermija. Taip. Puiku, einam pasakysim. Ne, dabar negalim. Poplavskis gali suprasti, kad mum pasufleravo. Aš einu tyrimų. Gerai, Leonidai. Tu įsivaizduoji? Naudžiūnas ir Poplavskis iš mūsų susilažino. Žinau, jie ir mums prasitarė. Šakės, ką? Mes su tavim vos nesusipykom, jie čia linksminasi. Mes susipykom? Tai aišku. Bet dabar tai nesvarbu, aš jau tau atleidau ir iš tikrųjų... Atleidai už ką? Birutė, nesikabinėk prie žodžių. Žodžiu, mes su Kupstu sugalvojom taip. Visi 4 nueinam pas Naudžiūną ir pasakom jam, plaučių abscesas. Tu įsivaizduoji, kaip jis susinervins. Būtų neblogai, bet tai yra ne abscesas, tai yra eozinofilinė pneumonija. Ačiū už diagnozę. Alvydai,
Tu to nepadarysi, aš esu tavo mergina. Birutė, dabar mes ne vaikinas ir mergina, o gydytojai. Alvydai! Nu, pavyko? Alvydai, nebūk kiaulė, išleisk. Aišku, pavyko. Eozinofilinė pneumonija. Teisinga diagnozė. Man ir Poplavskis SMS atsiuntė. Va. Oi, va. Jums debilizmas, o ligoniui eozinofilinė pneumonija. Leonidai, atleisk. Aš durnė viską papasakojau Gauliai. Greičiau bėg pas Naudžiūną arba jie laimės. Nieko jie nelaimės. Aš paėmiau tyrimų rezultatus, diagnozė neteisinga. Naudžiūnas apsiriko. Mes nustatėm diagnozę. Kavarsko runkelinė hemangioma. Ne. Eozinofilinė pneumonija. Kaip? Iš kur sužinojot? Tai mes iš karto ją įtarėm, tik mums ta hemangioma koja pakišo. Gaulė, prieš valandą tu tokių žodžių dar nežinojai. Atleisk, Rimai, bet vaikinai nustatė teisingą diagnozę. Nu taip, bet vis Taip, vadinasi, lažybos baigtos. Gerai, gerai, Poplavski. Tu laimėjai. Rimai, skolos išskiria draugus. Niekšas. O, atėjo. Kodėlgi ne rytoj vakare? Ką neužteko protelio pirštus paskaičiuoti ir teisingą diagnozę nustatyti? Rimai, tu jiems padėjai? Taip nesąžininga. Net jeigu ir būčiau padėjęs, šitie du nebūtų perskaitę net užrašo ant kaktos, jeigu būčiau parašęs. Jiegi nevykėliai. Daktarė Rimantai, jūsų diagnozė neteisinga. Įdomu. Kokia teisinga? Aš nežinau, bet tai tikrai ne eozinofilinė pneumonija. Štai tyrimų rezultatai. Tai kaip čia išeina, kad aš nelaimėjau? Išeina, kad taip. O, bet gal pinigai kol kas gali pabūti pas mane? Hugo, koks skirtumas, kaip tu nesupranti? Mano skyriuje 2 ligoniai visą dieną ir jiems nenustatyta diagnozė. Marš visi paskui mane, šundaktariai. Kągi padaužas? Man viskas aišku. Tikiuosi nuo kokliušo. Visi paskiepyti. Tu ko linksi galvą? Tu paskiepytas ar pasidavėjai bandos instinktui? Tikrai paskiepytas? O ką, jam kokliušas? Taip. Katarinė stadija. Jeigu kuris nors iš jūsų bent kartą kostels, visi pradėkit gerti antibiotikus, nes tai labai užkrečiama. Supratot? Paspringau. Paspringau saldainiuką, netikit? Tikime, daktarė Rimantai. Gal užteks? Per budėjimą prisilaižysit. Oi, patys prisilaižysit. Mes su Birutė ruošiamės namo. Galit nesiruošti, Naudžiūnas tikrai visus paliks budėti. Ja. Nik mesgi nenustatėm diagnozės. Kokliušo net mano išplėstinėme sąraše nebuvo. Ką, katorgininkai? Viskas, šiandien laisvi, keliaukit namo. O tai kaip budėjimas? Visi šiandien gerai padirbėjot. Todėl
Galit keliauti. Geras, tikriausiai pirmą kartą visi einame namo. Jo, čia kietai. Nesupratau, jūs dar čia? Aš persigalvoju. Kas paskutinis iš skyriaus išeis? Lieka budėti.